Sveiki, šiandien rugpjūčio 15 diena, 540 karo diena. Aptarsim, kas įvyko būtent 500 per tas 3 dienas. Tai buvo neaptartos 538, 539 ir 540 šiandien vakaras, 20 valandų 20 minučių. Tai bus ramu, viską galima ramiai aptarti, ką turim šiai dienai, šiam momentui, sakykime. Tai pradėsiu, kai įprasta, nuo padėkos visiems, kas prisijungėt prie kanalo, kas parėmėt kanalą per Contribui platformą, kas spaudžiat prenumeruot naujai žiūrintys žiūrovai, taip pat po video visuomet spaudžiat like. Taip, pradėsim. Šiandien tikrai daug įvykių nėra, tokių, kurie būtų galima aptarinėti giliai, bet vėl pradėsim nuo Baltarusijos. Baltarusijoje situacija stabili, sakykime, eilinį kartą pratęsti mokymai. Nieko nepadarysi. Toliau turim Sumų, Charkovo ir Černigovo regionus, kuriuos stabiliai apšaudo. Praeitą parą buvo atlikti 15 apšaudimų iš artilerijos sistemų, minosvaidžių artilerijos, bei Charkovo sritis buvo apšaudyta iš lėktuvų. Atlikta oro ataka. Taip pat būtent Černigovo srity vykdoma diversinių grupių, pastebėtas diversinių grupų darbas, bandoma prasiveržti, bet kol kas sėkmingai jie stabdo ukrainiečių pajėgos ir jos būna sunaikintos arba grįžta atgal į savo teritoriją. Toliau einame prie pačio, turbūt, sakyčiau, karščiausio taško. Tai yra prie Kupiansko Limano linijos. Tai šita linija tikrai yra pati karščiausia šiam momentui. Ir to paneigti nieks negali. Taip, žemėlapį bandau atsidaryti. O, viskas. Lėtas internetas, tai šiek tiek atsiprašau už vėlavimą, už lėtumą. Taip, turime Dvorečiną ir Kupianską. Kupianskas. Tai pagrindinis puolimo taškas vis dėlto išlieka Senkivka. Čianai vėl rašystai darė didelį spaudimą, bet be didelių pasiekmių. Ta prasme, pasiekmes tokios, kad ukrainiečiai atrėmė puolimą ir rašystai buvo sustabdyti. Šiaip pagrindinis tikslas vis dėlto yra Kupianskas ir Kupiansko-Vuzlavoji. Tai yra Kupiansko-Vuzlavoji, tai yra Kupiansko geležinkelio stotis, iš kurios galima būtų vykdyti krovinių paskirstimą, atvežus geležinkeliais. Tai vat čia viena iš puolimo krypčių ir viena užduočių, jeigu taip tiksliau žiūrint mūšio eigą. Vėl rašystai pradėjo naudoti senąją Prigožino taktiką, kai pasirodo, kad tankai jiems nereikalingi. Kadangi Motulė Rusija turi didelį gyvos jėgos rezervą, tai rašystai meta zekus, vėl pradėjo naudoti zekus šturmui. Tai, ką darė Prigožinas, bangomis eiti prieki ir bandyti laimėti, po biškį atkovoti, sakykime, užiminėti teritorijas. Tai šitas mechanizmas testuojamas vėl, bandomas, tiksliau daromas. Ukrainiečiams sekasi puikiai naikinti gyvąją kovinę jėgą, kadangi kasetiniai šaudmenys tikrai padeda, o tankai nelabai juda į priekį. Tai čia yra tas, kas buvo Bachmute išbandyta, bandoma toliau. Tik tai, kad dabar jau ne Prigožino Wagner komanda, o Šoigu Z komanda sukurta, kuri savo noro ar priverstinai katėjimuose pasirašo kontraktus ir važiuoja į fronto liniją su minimaliu paruošimu. Tai šitoj vietoj vėl atgimė greičiausiai Bachmuto variantas, bus padarytas, kaip sakoma, analitikų Kupianskas, bet manau, kad ukrainiečiai šitoje vietoje neleis jam iki Kupiansko daeiti, bet, sakau, ta šansų yra daug.
jeigu eis per lavonus, kaip darė būtent Bachmute, tai jiem čia užtruks ilgai, galiu pasakyti. Tuo labiau, kad čia atviras vietos, nėra pastatų, tai manau, žemė gaus daug trąšos. Tai šitoje vietoje, kaip ir aišku, toliau bando vis dėlto kantrybę linijoje Novoselskė, bet ten vėlgi buvo atremtos pozicijos, o kaip nekeista, pasirodė vėl informacija, kad Novogorivkoje bandė gan stipriai atakuoti. Tai yra senoji kryptis, ta pirmoji kryptis, kurią buvo pavykus pralaužti ir taip pasakęs pajudėti į priekį. Tai šitoje vietoje jie pabandė pažaisti savo tą žaidimą purviną, čia pabandyti padaryti prasilaužimą, bet kol kas jiems nieko nepavyko. Taip sakant, daug garso sukėlė, gavo malkų ir atsitraukė. Gera naujiena yra, kaip gera naujiena, pasirodė informacija, kad Azovas grįžo į mūšio frontą ir jį pastatė Serebrianską Lesničestvo, bet konkrečiai vietovės nenurodė, kurioje vietoje. Čia manau, kad tie Azovo kariai, kaip sako, dabar naikina priešą, tai jie turėtų būti kažkur Grigorjevkos, Bilohirovkos, sakyčiau, arba jo, čia nėra, nematau, jo, Grigorjevka į Bilohirovką. Gali būti jie dar va šitam atkampe įmesti, bet čia, sakau, garantijų nėra, bet Dibrova, ties Dibrova kažkur tai galėtų būti įmesti. Nes čia pagrinde dabar vyksta intensyvios kovos ir jos, kai sakau, rašystai bando čia užimti tą Serebrianską Lesničestvo ir eiti toliau. Taip pat palengvinti Bilohorovkos puolimą, kur dabar yra jie įstrigę. Įstrigę tai yra pramoniniai zonai. Tai čia, kaip ir sakau, situacija kol kas nėra stabili, bet labai įtempta. Ir visa ta situacija turbūt visiems kelia nerimą, bet ukrainiečiai šiam momentui, manau, kad tikrai ruošiasi gynybai ir jie pasiruošia. Kiek ilgai atlaikys, sakau, čia bus sunku. Aš aptarinėjau vakar, tiksliau prieš tai laidoje, apie Bilohirovką, kokie variantai, kas gali būti. Toliau šiaurės suintensyvėja Bachmute kovos, tai yra Kliščievkos kryptyje, toliau Andrievkos kryptyje, kai kur liktai pagal neoficialius pranašimus Kliščievko yra šiokių tokių proveržių į priekį, bet čia, sakyčiau, kol kas kovos yra įsišaldžiusios, kaip kas sakytų, kaip kas ką pranešinėto, proveržio nėra, reiškia, rašystai puikiai sustabdė ukrainiečių pajėgas ir dabar ieškoma kitų sprendimų, kaip judėti į priekį. Bet rašystams taip pat neleidžia judėti į priekį. Toliau turim Andriivką. Andriivkoje kaip ir stabiliai, taip ir Marinkoje, ten niekas nesikeičia, rašystai bando daryti judesius, bet realiai ukrainiečiai puikiai atremia ir to pasiekoje jie būna priversti atsitraukti atgal. Toliau mes turime Vugledarą, lygiai taip pat Vugledaras verda savose sultyse, ten didelio kažkokio pasikeitimo nėra. Pranešimų iš Vugledaro kol kas neužfiksavau, kad kažkas būtų įdomaus įvykę arba parsiveržimas į priekį. Galbūt ten vyksta mūšiai, sakykim, ne galbūt jie tikrai vyksta, bet nėra tokie, į kuriuos dabar būtų galima, kaip ir sakau, atkreipti dėmesį, kad tai yra tikrai įdomi situacija. Toliau, mes turim Staromajorsko ir Uražainę. Tai va čia labai įdomi situacija, fronte iš tikro vyko po Uražainės užėjimo. Šiam momentui ukrainiečiai įsivalė Uražainę, tai netgi Deep State mapas rodo, kai matot, tai yra mėlyna zona, tai viskas yra išvalyta. Taip pat netgi
atliko greitą inžinieriai darbą ir išminavo teritoriją. Tai čia irgi gerai, jie gali ruoštis gynybai, įsitvirtinėti gynybai ramiai. Toliau iškyla rusams dilema. Aišku, toliau, sakykime, ukrainiečiai jau veikia Zavietnaja Bažanija rajone ir net rodiklėlę parodyta. Ir juda šiauriniu, sakykime, kairiuoju krantu link Staro Mlinevkos. Čia, aišku, yra įrengta gynybinė linija, atsiprašau, įrengta kažkas tai, ne kartą rodęs esu, Volodinė, Stara Mlinovka, Kremenčiuk. Tai šitoje vietoje dabar vyksta mūšiai ir vyksta link Staro Mlinovkos. Jeigu čia pralauš, automatiškai atsidarys linija. Kaip greitai tai pavyks, sunku pasakyti, bet rašystai čia turi gerą dilemą. Dilema tai yra upė. Ir upė savo daro darbą. Sakyčiau, rašystams reikia priimti sprendimą, kaip stabdyti ukrainiečių pajėgas. Nes Mokrai Jarė upės, kaip sakant, yra dešinysis ir kairysis krantas ir kai tik jis eina link Staro Mlinovkos. Tai, sakykime, ukrainiečiai dabar ką daro, tai daro pleištą, ką matom. Gal šiek tiek bando valyti flangus stiprinti, bet kol kas didelių pakeitimų flangose nėra, tai jie daro pleištą, lenda į gilumą. Jeigu mes matome, į gilumą judesys, aišku, jie kažkur va tai va išeidinės, siaurų pleištų. Ir va čia, kas gaunasi, kad rašystų pajėgos bus perskirtos į dvi dalis. Ir aišku, jie judės toliau į žemyn. Ir jeigu klausimas, kiek jie judės žemyn, kad kiek leis savo pleištui būti priekį. Nes pleištas yra labai pavojingas dalykas, kadangi priešas gali kontratakuoti į flangus, o flangai visuomet yra silpnesni pleištų metu. Jeigu nepakankamai yra padalinių, kurie gali sustiprinti flangus, tai šitoje vietoje gali ukrainiečiai turėti daug bėdų. Bet ką dabar matom, tai matom vieną situaciją, kad rašystai nesugeba pritraukti rezervų, kad išlaikyti būtent gynybą. Ir čia yra didelis klausimas, ką jie darys, ar ginsis, ar bandys uždaryti. Pleištai yra gerai, jie galės dvi grupuotės perskirti į dvi dalis ir taip pleištus įskirti. Arba rašystai turi pasirinkimą kontratakuoti kaktomušą ir ukrainiečius išstuminėti pleištą, taip pat gal išstuminėti ir atkovoti prarastas teritorijas. Tai šitoje vietoje, kai sakau, trūksta rezervų ir matom, kad rašystai kol kas nieko nesiema, išskyrus tik tai, kad vykdama vidinė rotacija, reorganizacija ir bandoma sustiprinti iš tų pajėgumų, kuriuos turi. Tai čia matysim, kas vyksta. Aišku, dabar ukrainiečių vienas tikslas tai yra būtent išeiti į Starą Mlinovką, o antras dalykas, va šitą iškišulį reikia jiems būtinai išsivalyti. Čia dėl jo turbūt ir vyks dabar pagrindinės kovos, bet čia vyks iš Prijutnos pusės. Ir kai jie įsivalys, manau, kad pleištas pajudės lengviau. Toliau, kaip ir sakiau, dar yra Kremenčiuk aukštuma, kurią turi paimti. Tai va būtent Novodonetskos pusės, nuo Novodonetskos kaip tik vyksta daliniai vykdo mūšius, Kremenčiuk pusėje. Tai pažiūrėsim, kaip greitai pavyks ar nepavyks, matysim. Toliau yra Rabotino kryptis. Čia situacija labai karšta. Kodėl sakau karšta? Todėl, kad pirmas dalykas savo rezervus įvedė Ukraina ir įvedė, kaip visi deklaruoja, elitinį rezervą, 82-ąją desanto brigadą. Jis yra ginkluota, aprūpinta marderiais, challengeriais, strikeriais, jeigu neklystu, ten daug technikos yra, bet vakarietiškos ir jinai yra pilnumoje sukomplektuota pagal vakarietišką techniką.
Bet prie jos dar prijungta 46 brigada, tai kaip pastiprinanti brigada, tai galima sakyti, įmetė labai kovingą grupę, kuri bandys turbūt daryti prasiveržimą pro Rabotiną ir išeiti į Takmaką. Čia būtent šitie daliniai metami tam, kad jau daryti prasilaužimą. Reiškia, ukrainiečiai jaučia, kad pralaužus Rabotiną bus lengvesnis pasipriešinimas ir galės lengviau judėti į priekį. Ir būtent desanto užduotis yra greitas prasilaužimas, judėjimas į priekį. Aišku, žiūrėsim, kaip tai seksis, kaip jiems pavyks tai padaryti, bet jeigu metė savo elitinį, kai sako, rezervą, aš vieną iš rezervo dalinių pažįstu, 46 brigadą, tai pas jos patirtis yra tikrai įdomi. Jinai buvo suformuota po Kijevo išlaisvinimo, tai buvo dalis paimta iš 95 brigados. Kito dalis neatsimenu, iš kurių brigadų buvo paimta, tai yra 95 desantinės brigados ir suformuota kaip atskira 46 brigada. Tai yra Žitomero brigada, kuri pasižymėjo, tai labai puikiai pasižymėjo Chersono operacijai, tai lygiai tokioj pačioj situacijai, kaip dabar mes turim Rabotinę, jie buvo įmesti lygiai tokioj pačioj situacijai Chersono operacijoje. Toliau jų patirtis buvo Bachmute, tai čia vienas iš jų batalionų, 3 batalionas pasižymėjo. Jeigu atsimenat, pramoninis rajonas Šampanskos kvartalas, ten kur šampano gamykla, privačių namų kvartalas, kai ukrainiečių pajėgos išstūmė iš Bachmuto rytinės pusės rašistus. Tada buvo, jie rašistai tik tai pradėjo įeidinėti į Bachmutą. Tai būtent 3 batalionas pravedė greitą operaciją ir rašistus išstūmė iš tenai, iš privačių namų kvartalo. Jinai buvo labai gerai nušviesta per spaudą, kaip tai vyko, daug video buvo įdėta ir taip toliau. Toliau jos greituoju būdu išvedė iš tenai ir įmetė į Solidarą. Solidarė, aš dabar nesimenu, kiek laiko laikėsi, bet jie laikėsi iki paskutinės dienos. Ta prasme, Solidaro centre iki paskutinės dienos laikėsi. Ten tikrai buvo patyrė daug nuostolių, tikrai žodžiu patyrė daug nuostolių, teko ir įrangos palikti atsitraukinėti, nes jau jie, kai atsitraukinėjo, buvo operatyviniam apsupime ir kelias, kuriuo atsitraukinėjo, buvo apšaudomas. Tai ką paliko, viską užminavo, sunaikino, video pats mačiau, žinau, kas minavo. Tai tikrai brigada turi patirties ir papuolus į apsupimą, kaip veikti ir kaip vykdyti būtent puolamąsias operacijas. Nes jeigu atsimenat, taip pat Solidarė paskutiniam dienom buvo atvažiavęs Sirskis, būtent jų štabą, ten video, kuris praėjo per tuo metu per visus SMI kanalus, informacinius žinių kanalus, tai būtent praėjo iš jų brigados. Ten vadavietė buvo jų vadavietė ir visa tai buvo. O po poros dienų ar tą pačią naktį davė Zalužnis įsakymą, juos atitraukė į užnugarį. Taip, su dideliais nuostoliais. Bet tai yra karas, jie puikiai supranta, šiai dienai jie atsistatė. Po Solidaro praktiškai į mūšius daugiau niekur nebuvo įkišti, ten vietoje biški padirbėjo ir buvo išvesti į rotaciją, tiksliau papildymą. Tai va dabar jie atsistatė ir kartu su 82 brigada vykdo, kaip matau, užduotis šitam rajone. Pažiūrėsim, kuo visą tai baigsis. Bet kai aš suprantu, kad jų tikslas yra išeiti ant Tokmako, tai viena iš pagrindinių užduočių. Tokia va situacija. Jeigu toliau žiūrint, mes turime Chersono pusę, ten placdarmai laikosi, ne visi placdarmai vis dėlto patvirtinti, bet kai matom, kad rašistai šaudo kairiajame krante, galima suprasti, tikrai nešaudo į savo padalinius. Tai išvada viena, kad veikia placdarmai, veikia ukrainiečių pajėgos ir tenai puikiai ukrainiečiai susitvarko su iškeltom užduotim. Tai vat vienas iš tokių turbūt sėkmės pavyzdžių, ką aš norėjau visuomet, ką aš akcentuodavau savo pokalbiuose, uždaruose pokalbiuose su žmonėm, tai kad artilerija gali atlaikyti, puikiai palaikyti dalinius, kurie vykdo gynybą netgi apsupime. Tik reikia ją mokėti koordinuoti, reikia susiplanuoti taikinius ir tai galima ilgai nuobodžiai kariauti. Tai ir įrodo būtent tie kairio kranto placdarmai, kuriuos palaiko artilerija ir ten nėra tikrai tų didelių pėstininkų mūšių ar šaulio ginklo atstumu. Tai tokia situacija klostosi būtent
fronto linijoje, toliau Kilburskaja kasa, tai yra Kilbursko nerija, ten rašistai išleido įsakymą nuo vakar dienos iki 26 rugpjūčio vietiniams gyventojams uždraudė judėti, tai įvedė komendanto valandą. Tai galima daryti išvadą, kad ir ten kažkas vyksta. Vyksta tai, kad arba atvažiuoja įranga, važiuoja kariai ir, kai sakau, rašistai matomai bijo, kad bus pranešta informacija ukrainiečiams ir jų planas bus atskleistas, sakykim. Kas ten vyksta, mes nežinom. Mes tik tai žinom, kad buvo uždraustas bet koks judesys civiliam gyventam. Kilburno nerija, tai yra šita vieta. Ir realiai viskas yra uždrausta, galima sakyti, šitoj teritorijoje. Tai va. Čia yra viskas uždrausta, visas judesys. Tai kol kas tiek informacijos yra iš fronto. Aišku, kai manęs paklausėte, kad ar aš patenkintas puolimo rezultatais, taip, esu nepatenkintas. Ukrainiečiai vis dėlto įsitikinau, kad kovoja senais, kaip sako, Zadėt, senelių metodais, tai yra Antro pasaulinio karo metodais. Jie nesugeba išlaikyti intensyvumo, tas, kas yra reikalinga būtent šiuolaikiniai karybai, norint turėti persvarą prieš priešą, kuris yra ne tai, kas stipresnis, bet turintis daugiau galimybių, daugiau gyvosios jėgos ir ginkluotės. Tai va šitoje vietoje ukrainiečiai turėtų išlaikyti intensyvumą, bet jie neišlaiko. Jie graužia, kaip ir Rabotino kryptį, taip pat mes turime tą pačią situaciją Staromajorsko, Uražainė kryptį, kada rašistai pradėjo bėgti, jie turėjo pradėti laikyti intensyvumą ir, sakykime, tai daryti 24/7, vadinasi principas, kada dalinys puolamieji smaigalio daliniai pastoviai priešą spaudžia, tai yra atakuoja, atidirbo 24 valandas, 48 valandas, šiaip iki 72 valandų, tada juos keičia kiti daliniai ir vėl laiko tą patį intensyvumą. Tokiu būdu priešai neleidžia įsitvirtinti naujose pozicijose ir priešas praranda savo budrumą, nes nuo intensyvumo patys suprantat, tas budrumas krenta, nenori. Tai šitoje vietoje, kai matau, ukrainiečiai šiai dienai tikrai grįžo prie senosios dėdukų taktikos. Užėmėm kilometrą, darom įtvirtinimus. Užėmėm kilometrą, darom įtvirtinimus. Juda garantuotai, kai sakau, kad turėtų kur atsitraukinėti, jeigu kažkas nepavyktų. Bet tokiu būdu tai karas lėtas, aišku, ir mano variantas nėra maratonas, nes tu judi, tu turėsi vis tiek sustoti kažkurioje vietoje, bet tu gali į gilį įeiti kokius šiam momentui pagal tą situaciją, ką mes žinom, tai realiai galima buvo judėti jau pilnumoje, padaryti pleištą iki Staromalinovkos, sakykime taip, ir tenai jau ruošti plasdarmą judėjimui į priekį Berdiansko kryptimi. Tai kaip jie dabar rodo, kad tai yra Berdiansko kryptis. Tai trumpai apžvelgiau tų dienų įvykius, kai sakau stagnacija mūšio lauke, tai yra stagnacija, tai kad viskas lėtėja, o lėtėja, kaip ir dar kartą sakau, dėl to, kad ukrainiečiai naudoja senąją taktiką, lėtą taktiką, bet jie skaito, kad tai jiems pasiteisino, mes galim kritikuoti kiek norim, bet šioje vietoje nelabai kas ir padės. Aišku, generolas Zalužnis su savo komanda kreipėsi, bendravo su tarptautiniais partneriais, išsakė savo nuomonę, bet vėl neišgirdau noro, kad reikia mums pagalbos, būtent vadovavimo, gal mes negalim vadovauti mūsų pagalbos personalas, bet planavimo režime iki bataliono lygmens mes galime duoti instruktorius, ta prasme, juos reiks ieškoti partneriams, bet jie tai gali pateikti ir ta sistema yra atidirbta, išbandyta ir jinai puikiai dirba. Tai va šitoje dalyko jie nepaprašė, vėl paprašė geležies, sakykime, šaudmenų geležies, dronų, dabar kur deda didelį viltį į dronus, nes dronai tampa panacėja, taip pat suprato, kad lėktuvus gaus tik tai vėliau, negu norėtų, nes visas procesas parengimo užtruks, pirmiausiai antžeminė dalis parengiama, tai yra žmonės ant žemės teorija, visa techninė dokumentacija supažindami, toliau
mokosi viską, kas yra ant žemės, tai yra simuliatoriai, visą kitą, ir tada tik tai juda link lėktuvų. Tai šitas dalykas, kaip supranta, užtruks ir užtruks iki pavasario mažiausiai. Nebus taip greitai, kaip norėtų. Tai taip pat paprašė raketų, bet, sakau, neprašė to, kas gali padėti, tai tas, kas išmano žmonės, kurie išmano valdymą ir planavimą. Tai šitoje vietoje vėl ukrainiečiai rodo savo, sakyčiau, neišmanimą arba nepasitikėjimą partneriais, kurie gali padėti išnaudoti būtent įrangą 100% ją panaudoti taip, kaip turi būti naudojama. Nesakau, kad tai jie ką daro blogai, bet seni metodai su šitą įrangą, kurią gauna, nepasiteisina. Jis yra valdoma, kaip žinom, biški kitaip ir valdoma būtent pirmas dalykas tai yra planavimas. Informacijos gavimas, planavimas, tada operacijos vykdymas. Pas juos kartais vyksta tai, kad einame mūšį ir tai yra daroma valandos bėgyje. Pas mus yra pagal standartus duotas laiko tarpas, per kurį tu padarai aprūpinimą, padarai planą ir tada tik tai judi į mūšį. Tai tiek šiandienai, kaip sakoma, aptarimo, kas vyksta fronte. Dėkui už dėmesį, dėkui naujiem, kas prisijungia dabar jau prie kanalo žmonėms. Taip pat dėkui, kas nusprendėt padaryti paramą per Contribui platformą ir iki sekančio.